8 epizodas. Šiandien parodysiu, kodėl ši ataskaita yra gyva. Tai ne paveiksliukas, o interaktyvus įrankis. 71. Kas nutinka paspaudus 2025 metus? Visa ataskaita akimirksnį perskaičiuoja 10 000 eilučių. 72. Kiek užsakymų turėjome konkretų mėnesį? Pavyzdžiui, spalį fiksavome 410 000 eurų apyvartos. 73. Pasirinkime vartotojų lytį. Kaip pasikeičia grafikai pasirinkus moteris? Iškart matome joms aktualias kategorijas. 74. O kokia populiariausia prekė vyrų tarpe? Filtras tai parodo vienu paspaudimu. 75. Ar Ispanijoje tendencijos tokios pat kaip Kinijoje? Ne. Paspaudus šalį pamatysite visiškai kitokį sezoniškumą. Koks pelningumas Ispanijoje? Paspaudžiame Ispaniją ir matome, kad pelno procentas kai kurioms kategorijoms viršė 60%. 77. Kuris marketingo kanalas geriausiai veikia Brazilijoje? Filtras Brazil atsakys akimirksniu. 78. Ar vasarą parduodame daugiau lauko drabužių? Pasirenkame vasarą ir stebime kategorijų pokyčius. 79. Koks vidutinis krepšelis perkant džins? Šiuo metu jis siekia 150 eurų. 80. Kokia yra tendencija be display kanalo įtakos? Išjungiame jį ir matome tikrąjį verslo stuburą. 80 klausimų įveikėme. Kitame video nersime į giliausius prekių pjūvius. Sekite mus! Norite pajusti tikrąją šių duomenų galią? Išbandykite šią ataskaitą gyvai mūsų svetainėje riverdata.lt skiltis pavyzdinė analizė. Duomenys kalba. Mes padedame juos išgirsti.